Dievas padėjo Izraelio tautai nugalėti savo visus priešus. Mes galime iš to pasimokyti. Todėl klausykis įrašo ir žiūrėk į sekantį paveiksliuką rudoje knygelėje, kai išgirsi garsą. Jozuė kovojo su amalekiečiais. Izraelio tauta neturėjo savo žemės. Jie klajojo po dykumą. Mozė buvo jų lyderis. Jis išrinko jauną žmogų, kurio vardas Jozuė, tam, kad vadovautų armijai. Amalekiečiai užpuolė Izraelį, taigi Mozė tarė Jozuei: išeik ir kovok su amalekiečiais. Aš stovėsiu ant kalno viršūnės su Dievo lazda savo rankoje. Kol Mozė buvo iškėlęs Dievo lazdą į viršų, tol pergalė buvo Izraelio ir Jozuės pusėje. Bet Mozės rankos pavargo ir jis negalėjo daugiau jų laikyti iškėlęs. Tada pergalė perėjo į amalekiečių pusę. Tada du vyrai iškėlė Mozės rankas į viršų ir laikė jas iškeltas iki vakaro. Ir Dievas padėjo Jozuei nugalėti amalekiečius. Žvalgai su Kanano vaisiais. Dievas pažadėjo Izraeliui atiduoti Kanano kraštą. Taigi Mozė išsiuntė 12 vyrų, kad išžvalgytų kraštą. Po 40 dienų jie sugrįžo ir pranešė, ką matė. Jozuė ir Kalebas parnešė gerų žinių. Jie tarė: žemė teko pienu ir medumi, ji turtinga ir derlinga, štai jos vaisiai. Ten gyvenantys žmonės stiprus, bet nebijokite jų, Dievas bus mums maloningas ir įves į tą kraštą. Tačiau kiti vyrai atnešė blogas naujienas. Jie sakė, kad žmonės ten kaip milžinai, jie padarė taip, kad žmonės bijotų įžengti į tą kraštą. Todėl Dievas supyko ant jų, nes jie jo nepasitikėjo, ir vedė juos atgal į dykumą 40 metų. Visi izraelitai, kurie nepasitikėjo Dievu, mirė dykumoje. Izraelio tauta pereina upę. Po to, kai Mozė mirė, Jozuė tapo Izraelio lyderiu. Tada Dievas tarė Jozuei: dabar tu ir visi žmonės pasiruoškite pereiti per Jordano upę į žemę, kurią aš jums duosiu. Dievas pasako Jozuei, ką jis turi daryti. Izraelio kunigai turėjo ypatingą dėžutę, kuri vadinasi sandoros skrynia. Joje buvo Dievo įstatymai ir akmeninės plokštės. Dievas liepė jiems įeiti į upę su sandoros skrynia. Upė buvo patvinusi, bet kai tik kunigų kojos palietė vandenį, vanduo nuslūgo. Kol kunigai stovėjo vagos viduryje, visa tauta perėjo per upę sausa žemė. Jericho sienos griūva. Izraelio tauta apsistojo prie miesto, kuris vadinosi Jerichas. Tada Dievas tarė Jozuei: aš atidaviau Jerichą į tavo rankas. Žygiuok aplink miestą su savo vyrais 6 dienas. 7 kunigai turi eiti sandoros skrynios priešakyje. 7 dieną žygiuok aplink miestą ir kunigai turi pūsti ragus. Tada visi žmonės garsiai sušukite ir miesto sienos ims griūti. Tada įeikite į miestą ir jį paimkite. Jericho sienos griuvo ir Izraelis užėmė miestą. Dievas uždraudė imti bet kokį grobį iš miesto. Izraelis bėga nuo Ajo. Ajas buvo kitas priešiškas Izraeliui miestas, šalia Jericho. Jozuė turėjo ir šį miestą užimti. Tada Jozuė nusiuntė į Ają žvalgus. Vyrai sugrįžę sakė Jozuei: nesiųsk savo visų vyrų ten, nes Ajo mieste nedaug vyrų. Taigi Jozuė pasiuntė mažą armiją, kad užimtų Ają. Tačiau Ajo vyrai nugalėjo izraelitus. Kai kurie izraelitai buvo užmušti, o kiti bėgo gelbėtis. Tada Jozuė puolė veidu žemėn prieš Dievą, bet Dievas jam atsakė: Izraelis nusidėjo. Jie pavogė ir sumelavo, todėl ir negalėjo išstovėti prieš savo priešus. Achano teismas. Jozuė surinko visus Izraelio žmonės prieš Dievą. Dievas parodė, kad Achanas buvo nusidėjęs prieš jį. Jozuė tarė Achanui: pasakyk, ką tu padarei. Ir Achanas prisipažino: tai tiesa, aš nusidėjau prieš Dievą. Kai aš pamačiau tarp Jericho turtų gražią skarą, sidabro ir aukso, aš juos pasiėmiau.
Kai kurie vyrai nuėjo į Achano palapinę ir surado tuos daiktus, kuriuos Achanas buvo pasigrobęs. Pagal Dievo sprendimą Achanas buvo nubaustas mirtimi. Tada Dievo pyktis buvo nugręžtas ir jis tarė Jozui: surink visą armiją ir eik užimk Ają. Nebijok, aš tą miestą atidaviau į tavo rankas. Izraelis pakluso Dievui ir jie užėmė Ają. Sustok saulė ir mėnulį. Nedori Kanano žmonės pradėjo bijoti Izraelio. 5 gentys suėjo kartu, kad kovoti su Izraeliu. Bet Dievas tarė Jozui: nebijok jų. Taigi Jozus savo armiją išėjo kovoti prieš tas gentis. Ir tos gentys siaube bėgo. Dievas taip pat mėtė ant jų ledo luitus. Kova vyko visą dieną. Tada Jozue tarė: sustok saulė ir mėnulį, iki kol aš nugalėsiu savo priešus. Taigi Dievas padarė, kad saulė ir mėnulis sustojo vietoje, iki kol Izraelis nenugalėjo visų savo priešų. Daugiau tokios dienos nebuvo. Dievas padėjo veikti Izraeliui nedoras Kanano gentis. Jozuje mokina žmonės. Kanano žemė perėjo Izraeliui, taip kaip Dievas jiems žadėjo. Kai Jozuje paseno, jis susikvietė žmonės ir tarė jiems: būkite stiprus, būkite atsargus, kad vykdytume viską, kas parašyta Dievo įstatymo knygoje. Jeigu tarnausite kitiems dievams, jūs pražūsite iš gerojo krašto, kurį jums davė Dievas. Nuspręskite šiandieną, kam jūs tarnausite. Visi žmonės prižadėjo tarnauti viešpačiui. Draugai, Dievas ištesėjo savo pažadus Jozujai ir Izraeliui. Jis davė jiems nuosavybę ir nugalėjo jų priešus. Dievas pažadėjo mums vietą danguje, Dievas ištesė visus savo pažadus. Mūsų priešas velnias, bet mes turime galingą valdovą, kuris nugalėjo velnę. Jis yra Jėzus Kristus. Mes privalome tarnauti jam ir paklusti. Todėl šiandieną nuspręskite, kam jūs tarnausite. Debora kalba Dievo žodžius. Po to, kai Jozue mirė, Izraelio vyrai nusigręžė nuo Dievo. Jie garbino Kanano stabus, todėl Dievas atidavė juos į kananiečių rankas ir jie juos engė. Debora buvo išmintinga moteris, ji teisėjavo Izraelį. Žmonės ateidavo pas ją atsiklausti patarimų. Ji bandė juos gręžti į viešpatį. Vieną dieną ji pakvietė Baraką ir pasakė: pasiimk su savimi 10 000 vyrų ir užlipk ant Taboro kalnų. Sisera ir jo armija ateis kovoti su tavimi, bet Dievas suteiks tau pergalę. Barakas buvo išsigandęs. Jis sakė Deborai: jeigu tu su manimi neisi, aš neisiu. Taigi Debora atsakė: aš eisiu su tavimi, bet Dievas atiduos Siserą į moters rankas ir garbė nebus tavo. Dievas padeda nugalėti Siserą. Debora ir Barakas su izraelitais nuėjo ant Taboro kalno, Sisera ir visa Kanaano armija nuėjo kovoti su jais. Sisera turėjo 900 kovos vežimų, o izraelitai turėjo tik kardus savo rankose. Kananiečiai nusileido į slėnį, kur upė tekėjo šalia Taboro kalno, bet jų vežimai negalėjo pravažiuoti pro kalvas. Ir upės srovė nuplovė kananiečius. Taigi Izraelio armija nugalėjo Kanaano armiją. Visa kariuomenė buvo sunaikinta. Vien tik Sisera pabėgo pėsčias. Jaelė nužudo Siserą. Sisera pabėgo į vienos moters palapinę, kurios vardas Jaelė. Ji pasakė jam: užeik, nebijok. Jaelė nebuvo izraelitė. Taigi Sisera ėjo pasislėpti. Ji davė jam pieno ir uždengė kilimų ir Sisera užmigo. Tada Jaelė paėmė plaktuką, ištraukė iš palapinės kuolelį ir įkalė Siserai kuolelį per smilkinį iki pat žemės. Neužilgo Barakas atėjo ieškodamas Siseros. Jaelė pakvietė jį į palapinę tardama: ateik, aš parodysiu vyrą, kurio tu ieškai. Ten gulėjo negyva Sisera su kuoleliu smilkinyje. Izraelis švenčia. Tai Dievas davė Izraeliui jėgų nugalėti kananiečius. Debora ir Barakas dainavo dainą, kad pagarbintų Dievą. Žmonės taip pat džiūgavo. Jie buvo laimingi, turėdami tokią teisėją kaip Debora.
Ji jiems buvo kaip mama. Jie gyrė Jaelę taip pat, nes ji nebijojusi Seros. Dievas panaudojo šias moteris, kad išgelbėti Izraelį. Draugai, Dievas naudoja tuos, kurie atrodo silpni, tam, kad nugalėti stiprius. Mes taip pat turime priešą, bet Dievas atsiuntė Jėzų Kristų, kad išgelbėtų mus iš šėtono valdžios. Nedori žmonės nužudė Jėzų. Jie galvoja, jis neturi jokios galios. Bet Dievas prikėlė Jėzų iš numirusių. Jis nugalėjo šėtoną. Ir visus nedorus žmonės Jėzus duos jėgų ir amžinai gyvenimą visiems, kurie pasitikė ir paklūsta Dievui. Todėl dainuokime ir būkime džiaugsmingi ir garbinkime vienintelį tikrąjį Dievą. Gideonas ir Dievo angelas. Izraelio tauta nusidėjo prieš Dievą ir darė blogus dalykus. Todėl Dievas leido midjaniečiams ateiti ir varginti juos 7 metus. Midjaniečiai ateidavo ir sunaikindavo Izraelio rūgius. Tada Izraelis šaukėsi Dievo, kad juos išgelbėtų. Vieną dieną žmogus vardu Gideonas kūlė rūgius. Jis bandė pasislėpti nuo midjaniečių. Staiga Dievo angelas pasirodė ir pasakė Gideonui: eik ir išgelbėk Izraelį iš Midjano. Bet Gideonas sakė: kaip aš galiu išgelbėti Izraelį? Aš juk niekas. Tada Dievas pasakė: aš būsiu su tavimi. Gideonas pasiūlė angelui pavalgyti. Angelas prilietė maistą lazdos galu. Staiga ugnis iššoko ir angelas išnyko. Taigi Gideonas žinojo, kad žinia buvo iš Dievo. Gideonas sunaikina stabus. Gideono šeima garbino Kanano stabus, Baalus ir Astartes. Dievas tarė Gideonui: nugriauk Baalo aukurą ir nukirsk Astartės stulpą, tada pastatyk tinkamą aukurą Dievui. Gideonas bijojo žmonių, bet jis norėjo paklusti Dievui. Taigi nakčia jis pasiėmė su savimi 10 vyrų ir jie sunaikino stabus. Žmonės buvo pikti ir norėjo užmušti Gideoną, bet jo tėvas jį apsaugojo. Draugai, Dievas yra daug galingesnis negu bet kokie stabai iš medžio ar akmens. Mes visada jam turime paklusti. Gideono kariuomenė geria vandenį. Gideonas surinko Izraelio vyrų armiją. Midjaniečiai susirinko, kad kovoti su Izraeliu. Bet Dievas pasakė Gideonui: tu turi per daug vyrų. Visi, kas bijo, teina namo. Dauguma Gideono vyrų nuėjo namo. Dievas vėl pasakė Gideonui: dar vis per daug vyrų, nuvesk juos žemyn ir aš tau pasakysiu, kuriuos išsirinkau. Taigi Gideonas nusivedė vyrus prie vandens atsigerti. Daugelis iš jų atsiklaupė lakę kaip šunys iš vandens. Tik tai 300 vyrų gėrė vandenį iš rankų. Dievas pasakė: per šiuos 300 vyrų, kurie gėrė iš rankų, aš išgelbėsiu Izraelį iš midjaniečių. Gideono vyrai apsupa Midjano stovyklą. Didelė Midjano armija įrengė stovyklą slėnyje. Jie turėjo daug vyrų ir kupranugarių, negu bet kas galėtų suskaičiuoti. Gideonas turėjo tik 300 vyrų, bet Dievas pasakė jam, ką jis turi daryti. Gideonas davė kiekvienam vyrui po trimitą ir degantį žiburį su tuščiu ąsočiu. Jie apsupo Midjano stovyklą vidury nakties. Tada visi kartu jie pradėjo daryti didelį triukšmą. Jie pūtė trimitus ir daužė ąsočius ir šaukė: kalavijas Viešpaties ir Gideono. Midjaniečiai sumišo, jie pradėjo žudyti vienas kitą. Jie pradėjo bėgti iš stovyklos ir izraelitai juos nugalėjo. Draugai, net jeigu mes esame silpni ir mūsų mažai, kaip Gideono armija, su Dievo pagalba mes galime įveikti mūsų priešą velnį. Samsonas nužudo liūtą. Po to, kai Gideonas mirė, izraelitai vėl nusigręžė nuo Dievo. Todėl Dievas leido žiauriems filistinams juos nubausti. Dievas Izraeliui davė teisėją, kurio vardas Samsonas, kad jis savo jėga išgelbėtų Izraelį. Dievo dvasia padarė jį labai stiprų, bet Samsonas nenaudojo savo jėgos, kad išgelbėti Izraelį iš filistinų. Jis naudoja savo tikslams.
jis nepakluso Dievui. Samsonas įsimylėjo vieną filistinę moterį, taigi jis pasakė savo tėvui, gauk ją man kaip žmoną, nes ji man patinka. Pakeliui, kai Samsonas ėjo pas tą moterį, liūtas jį užpuolė, bet jis plikom rankom perplėšė liūtą. Jis susituokė su filistinė moterimi, bet ji nebuvo jam ištikima. Taigi Samsonas nužudė 30 filistinų savo pyktyje. Samsonas ir degančios lapės. Samsonas vėl nuėjo pas filistinus, kad atgauti savo žmoną. Bet jos tėvas atidavė moterį kitam. Samsonas pasakė, šį kartą filistinai negalės mane kaltinti dėl žalos, kurią jiems padarysiu. Jis nuėjo ir sugavo 300 lapių. Jis surišo jas poromis ir prie uodegų prikabinės degančius žibintus paleido į filistinų rūgių laukus. Visi jų rūgiai sudegė. Filistinai nekentė Samsono. Jie bandė jį užmušti. Bet Samsonas paėmė asilo žandikaulį ir su juo užmušė 1000 vyrų. Filistinai nukerpa Samsono plaukus. Samsonas niekada nekirpo savo plaukų. Jo ilgi plaukai buvo kaip ženklas, kad jis priklauso Dievui, kuris padarė jį stipriu. Samsonas pratęsė neklausyti Dievo. Jis nuėjo pas kitą filistinų moterį, kurios vardas Dalila. Ji bandė surasti Samsono jėgos paslaptį. Ir galiausiai jis jai išdavė paslaptį. Aš esu toks stiprus, nes Dievas man ją davė, ir jeigu tu nukirpsi plaukus, aš tapsiu silpnas. Vieną naktį, kai Samsonas miegojo, ji pakvietė filistinus, jie nukirpo jam plaukus. Tada Dievas paliko Samsoną. Jie jį surišo, išbadė jam akis ir privertė malti girnas, bet jo plaukai pradėjo atauginėti. Samsonas sunaikina filistinus. Filistinų didikai surengė didelę aukų šventę savo stabams. Jie atvedė aklą Samsoną iš kalėjimo ir pastatė šventyklos vidury, kad jis juos linksmintų. Samsonas meldėsi Dievui sakydamas, prisimink mane ir sustiprink dar vieną kartą. Tada Samsonas paprašė, kad jį privestų prie kolonų, ant kurių laikėsi namas. Jis įsirėmė jas ir patraukė iš visų jėgų. Namai griuvo ant visų, filistinų didikai ir Samsonas mirė. Dievas davė Samsonui pergalę prieš filistinus, bet dėl savo neklusnumo jis nepamatė. Draugai, jeigu mes atsiduosime Dievui, jis duos mums jėgų, kad nugalėtume šėtoną ir jo visus nedorus planus. Bet su ta jėga mes turime tarnauti Dievui, o ne patys savo. Jėzus išveja piktas dvasias. Praėjus daugeliui metų po Gideono ir Samsono, Izraelyje gyveno žmogus, kurio vardas Jėzus. Vieną dieną jis sutiko žmogų, kuris buvo apsėstas daugelio piktų dvasių. Žmogus puolė prieš Jėzų ir tarė, kodėl atėjai mūsų kankinti, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau? Tos dvasios žinojo, kad Jėzus buvo Dievo sūnus. Jėzus sakė dvasioms palikti žmogų, ir piktos dvasios suėjo į kiaules, kurios netoliese ganėsi. Kiaulės metėsi nuo skardžio ir nuskendo. Žmonės matė, kad Jėzus turėjo galę prieš šėtoną ir visas piktas dvasias. Netgi dvasios jam pakluso. Jėzus išvaro piktus žmonės. Vieną dieną Jėzus nuėjo į Dievo namus Jeruzalėje. Pardavėjai prekiavo šventykloje. Jie pardavinė gyvulius aukoms. Taip darydami jie savo krovė pinigus, apgaudinėdami kitus. Tai matydamas Jėzus įpyko. Jis tarė, mano namai turi būti maldos namai, o jūs padarėte ją plėšikų landynę. Paėmęs rimbą, jis išvarė gyvulius, išvartė pardavėjų stalus. Jėzus yra Dievo sūnus ir jis turi valdžią išvaryti nedorų žmonės iš savo tėvo namų. Tačiau kai kurie žydai buvo pikti ir pasakė, parodyk mums, kad turi valdžią tai daryti. Jėzus atsakė, sugriaukite šitą šventyklą ir aš per 3 dienas ją atstatysiu. Jėzus prisikėlė iš numirusių. Nors žydai nukryžiavo Jėzų, jis buvo prikaltas prie kryžiaus ir ant jo numirė, bet 3 dieną Jėzus prisikėlė.
Dievas davė Jėzui galę prieš mirtį ir jis daugiau niekada nemirs. Tada žmonės pamatė, kad Jėzus buvo Dievo sūnus. Jėzus pasakė savo pasekėjams, visa valdžia danguje ir žemėje man duota. Eikite į visą žemę ir darykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštami juos vardant Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios dvasios, mokydami laikytis visko, ką esu jums įsakęs. Ir štai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Jėzus turi valdžią prieš šėtoną, nuodėmę ir mirtį. Jis duoda dvasinį gyvenimą tiems, kas seka juo, ir jis nori, kad mes dalintumėmės gerąją naujieną su visais. Dievo karys. Jėzus nugalėjo šėtoną ir jis duoda mums galę išstovėti prieš piktąjį. Mes turime būti pasiruošę kaip kariai, kurie pasiruošę kovai. Pirma, mes turime visada sakyti tiesą. Mes turime apsijuosti tiesą kaip diržu. Mes turime mylėti kitus ir daryti, kas teisinga. Tai kaip krūtinšarvis, kuris sustabdo velnio norus mūsų širdyse. Mes turime sakyti kitiems apie Jėzų, taikos kelią. Tai kaip apavas, kuris apsaugo mus nuo to, kad mes paslystame į velnio kelius. Mes turime pasitikėti Dievu, kad Jis mus išsaugos. Tai mūsų tikėjimo skydas, su kuriuo užgesiname visas piktojo strėles. Jėzus išgelbė mus nuo bausmės, kurios mes nusipelnėme darydami nuodėmes. Tai išganimo šalmas, kuris išsaugo mūsų sielas nuo mirties amžinai. Dievo žodis, Biblija, yra kaip kalavijas. Mes jį naudojame tam, kad griauti velnio melus. Mes turime kalbėtis su Dievu maldoje ir paklusti jo įsakymams. Tada ir mes žinosime pergalę prieš velnę, nuodėmę ir mirtį amžinai.